O jeigu dėl tokios patirties, tai aš siūlyčiau bet kurią trasą, kuri vyksta Italijoje. Prisimenu, 9 kažkurį tai. Kažkuriais ten buvo paskutinė Schumacherio varžybos. Kosmosas chebra. Ir žinot, kas labiausiai veža tame? Komentarai per tas... Ai, va. Eik tu sau! Labą rytą, labą dieną, labą vakarą. Kaip visada sveikinuosi taip, nes nežinau, ar jūs žiūrit mus ryte, vakare ar dieną, o gal ir naktį. Čia Greičio formulė, 5 epizodas, kaip visada su jumis Arūnas Baratinskas ir... Arūnas Valdangevičius. Bet šiandien... Įprastiniai žmonės. Taip, įprastiniai žmonės, bet šiandien turim dar ir svečią. Prašom prisistatyti. Sveiki, esu Juozas Liesis, esu jūsų laidos simbolio, logotipo, sakyčiau, gal netgi viešpats Dievo ikonos vairuotojas. Vairuoju Priusą, kaip supratot. Ta mėgstamiausia transporto priemonė mūsų gatvėse. Taip, ir visų. Visų fanų, visų Formulės 1 fanų. Žinai, tam tikra prasme yra ryšys ir su Formulė 1, kadangi ten irgi hibridinės sistemos naudojamos. Bet Priusas buvo priekė, kiek aš prisimenu. Priusai anksčiau atsirado. Gali būti. Stipriai gali būti. Tai reiškia, Priusas pažengęs yra gerokai toliau už Formulę 1. Aš tikiuosi bedujų. Bedujų Ir su dujom. Todėl aš ir per vidurį sėdžiu. Okay. Gerai, tai ką? Dabar pasidalinam, kas ką vairuoja. galvoja apie Priusų vairuotojus. Kas ką vairuoja, bus klausimas. Geras. Galėsim apie tai pašnekėti. Žiūrėk, Okay. fainas. Vienas iš jūsų uždavė klausimą, man labai patiko, turbūt visiems patiks. Okay. Tai kol nepradėjom, paspauskit laiką, pašerinkit tarp draugų, užsiprenumeruokit mūsų kanalą ir paspauskit varpelį. Tada matysit ir žinosit, kada mūsų naujas epizodas atsiranda eteryje. O prieš aptariant Brazilijos Grand Prix, mes kaip visada turim spėjimų geriausio klausimo arba spėjimų tokį konkursėlį. Tai už įdomiausią klausimą šį kartą bus prizas vartotojui, kurio vardas 2500816. Tai kitą kartą pasivadinkit, gal skliaustėsi, parašykit vardas, bus paprasčiau klausimą. Spėjau, žinau, kad kas jo tėvas yra. Kodėl? Elon Musk. Make sense. Patį klausimą aptarsim vėliau. O dėl Brazilijos Grand Prix spėjimo, dėja niekas nelaimėjo net arti spėjimo nebuvo. Negali būti. Verstappeno galėjo kažkas įrašyti į pirmą vietą, bet nebuvo. Tai. Aišku, Alfa Tauri, Alpina, aišku, tikrai nieks nebūtų galėjęs, bet nebuvo net arti. Ok, ir dar prieš pradedant kalbėti apie Braziliją, mūsų su Arūnu, mes čia turim tokį čempionatą, žinai, mes spėliojam, tai mes irgi tokie pusiau pataikėm, pusiau ne, bet Arūnas šį kartą surinko 2 taškus. Aš vieną. Wow. Ir overall yra 11-14, mano kol kas naudai. Ok, tai audringi aplodismentai, girdi. Bet čia, žinai, reikia kokiam fone, 2 taškus iš 100 galimų, ar ne? Sunkiai. Čia kai esi 2 nuo galo iš 100. Bet palaukit, Hibirki, viskas yra daug paprasčiau. Kiek yra laidų sugalvota? Iki šios sezono pabaigos, kiek mes turim 8. Dar 8 laidas. Ne dar 8. Dar mes turim gal 3-4. Taip, jeigu 4 laidos, tai visko gali būti, kad tu po 2 taškus rengdamas jie aplenksi. Jo, ypač jeigu sugalvosim kokį nors matavimo vienetą su minuso ženklu. Nereikia, jeigu jisai po vieną renka, tu 50% daugiau, dabar skirtumas yra, kiek supratau, 3 taškai. Ai, tai reikia žiūrėti pozityviai, aš 2 daugiau taškų. Taip, absoliučiai. Jeigu taip norės žiūrėsi į situaciją, galbūt jis turi šansų čempionu tapti, ne? Ir visko gali būti, kad dabar Greičio formulę žiūrės tik dėl intrigos, kur ir mesgasi skaičiuojant taškus tarp mūsų. Nes čempionate intrigos, kaip suprantu, dėja. Jo. Tai va, apie intrigą kalbant, šiandien dar irgi turbūt nespėjau pasakyti. Šiandien pas mus formatas toks. Mes šiek tiek aptarsim Braziliją, kur Arūnas sakė prieš laidą, kad apie Braziliją galime šnekėti kelias valandas, bet pasistengsim kažkaip kompaktiškiau. O po to bus rubrika atsakymai į jūsų klausimus. Tai Brazilija. Gerai. Ką atsimenat išskyrus apart Verstappeno dominavimą?
Kokį įvykį? Russellą. Russellą. Okay. Oh my god, kaip nenorėčiau būti jo vietoj, kaip apmaudu, tragedija. Ne, sako, nereikia važiuoti boksus, nereikia. Lyja, tuoj pat bus raudona vėliava. Garažas išklauso, tai mes suprantam tavo nuomonę. Boks. Ir praeina tam pusę rato, aš ne... Garbė žodis, suskaldyčiau iš nervų tą formulę, iš vidaus, net ir Mersą. Eina šikti. Bet ten yra taip, mes matėme daug sudaužytų automobilių ir tai, kad jį pakvietė į boksus, galbūt jį išgelbėjo nuo to, kad jisai būtų užryšęs savo mašiną. Tu nelaimėsi šito čempionato. Sveikinu. Okay. Jo, buvo reikalų, bet man, nežinau, jūsų kokia nuomonė, man savaitgalis pasidalino į sprint qualification, sprint ir qualification. Čia buvo toks vienas savaitgalis, emociškai. Na, buvo kvalifikacija jau vien dėl to, kad jinai neįvyko šeštadienį, kai teko atsėdėti visiems ten. Taip, žinai, ir šiaip mano tokia nuojauta buvo, kad lenktynės neįvyks. Negi priims kažkas sprendimą, leisti žmonės per tokį lietų rizikuoti, ten ką nors pažeisti, sužeisti ir taip toliau. Aš galvoju, kad nieko nebus. Tai nerimo buvo daug. Žinai, tu ten eterėje praleidi daug laiko, tai tu ten išgyveni, mes turbūt taip, žinai, įjungi, pažiūri ten next... Galiu nueiti virtuvę. Ten, žinai, 10-20 minučių, tai išjungi ir išeini. Ne, aš kitaip truputėlį žiūriu. Ne? Bet kalbant apie žodžių žaismą, tai nerimo... kaip čia pasakyti, nerimas įsivystė į nerimą. Buvo nerimo ir nerimo buvo daug. Ypač kas neturėjo irklų, tai jiems beliko tik nerti. Tik nerti, jo, taip. Tai sakyčiau, kad perlas, šitas Grand Prix buvo tikrai perlas šito čempionato. Labai gaila, kad tas perlas buvo totaliai priešingas intrigai. Ir tarp kitko, žiūrint į Verstappeną, atrodo, kad ką gali padaryti lietus. Mes pamatėme jo veide, ką gali padaryti tiesiog lietus su žmogaus veidu. Jūs pastebėjot raudonų vėliavų laikų, koks jis visas atjaunėjęs, atšviežėjęs, atlengvėjęs. Kas atitinka žmogų, kai jisai pamato galimybės, o ne tik, taip sakant, trukdžius. Jisai pamato galimybės ir tada... Viskas įmanoma pasidaro. Kodėl aš sakiau, kad man pasidalino į 2 savaitgalius, nes šita dalis savaitgalių iš mano pusės buvo čia toks Norriso dominavimas vos ne, ir McLareno, o po to sekmadienį Verstappenas tiesiog sutripė psichologiškai. Bet palauk, apie Makso sutripimą visų mes turėsime laiko pakalbėti dar. Aš atkreipčiau dėmesį į tai, kad mes labai teisingų metų turim svečią, nes man, kaip sakyti, tokios platesnės publikos reakcija domina į tokių klausimų. Mes turim tą labai greitai bėgantį dabar laiką, kuris verčia krūvomis įvykius iš visų pusių, visose prasmėse. Mes turim perteklių informacijos visokiausios, mums dažniausiai sunku joje atsirinkti ir mes turim tokį, seną, sakykime, mūsų mastelį čempionatą. Ir atrodo, jis jau taip sukištas į tokius komercinius rėmus, spendžiamas į kampą, techniniai reikalavimai labai užspausti. Ir jisai gimdo štai tokius savaitgalius. Tokias lenktynes, kurias, aš manau, ne tik Formulės 1, ne tik autosporto visuomenė, bet visa visuomenė bendrąja prasme, manau, kad atsimins labai ilgai. Nes tai yra toksai kaip milestone, toksai kaip kelrodis, toksai kaip ženklas istorijos. Ką būtinai išnaudos Drive to Survive, kai lietas jau bus čia. Aš tikiu, bet man įdomu, kaip mato platesnė visuomenė, nes aš labai dažnai žiūriu į viską iš labai tokio siauro to arklio bėgančio taku taško. Kaip tu matai tai, kad tas sportas sugeba kažkaip tai transformuotis taip ir kad jis pagimdo vis tik tokius, didvyriškus, tokius epinius, savaitgalius, kai vyksta lenktynės, apie kurias visi ilgai šneka ir negali užsikišti. Geras. Labai geras klausimas, aš apie jį galvojau. Tai reiškia, esi netgi kažkiek apvirškinęs tokį... Tai būsi pasiruošęs. Aš esu pasiruošęs ir gaila, kad tai padariau, nes tikrai būtų buvę kažkoks, žinai, o ką aš čia dabar netikėtai, nes, tai pasakyk, sutik, kad jisai dramatiškai ilgą klausimą. Ir taip ilgai tempia, ir neaišku, kur čia pasisuks tas klausimas. Žinai, kaip vokiečių kalboje, kai tu kalbi vokiškai ir tik tai galiausiai Tai mano galva dalykas esminis.
kas yra apie formulę, kad vat, mums tie, kurie truputėlį daugiau negu iš spalvų atskiriame komandas, mums atrodo, kad tai yra inžinierija, lenktynininko gebėjimai, kad yra apie tai. O Amerika padarė viską, kad šitas sportas būtų apie istorijas, apie santykius. Ir sportas lieka mums, o istorijos visiems. Ir va šitas epos, kurį nukalė savo rankomis Maksas, man atrodo, ir įrodo, kad nieko gero daugiau negu istorijų ir mums, tiem, kurie duokite mums čia biškelį inžinerijos stebuklų, duokite mums čia kažkokio netikėto strateginio įžvalgumo. Irgi nieks labiau mūsų neveikia negu va tas, kas yra sukonstruojama žmogaus smegenim, žmogaus kaulais ir krūjų. Super. Su orų pagalba. O taip, tikrai taip. Na, oras, aišku, padarė. Ir aš nežinau, ar aš nekėjau prieš tai apie tai, kad man Brazilija visą laiką ne dėl paties lietaus įsimenanti ir laukiama, o dėl to, kad tas lietus ten yra pasirodantis ir dingstantis. Tai yra, kad būna trasa sausa kartais, pradeda lyti ir tada žmonės turi taikytis prie sąlygų, keisti padangas, pataikyti teisingą epizodą. Ir vėlgi atvirkščiai būna, kad vykstant lenktynėm ar kvalifikacijai lietus nustoja ir kažkas pastaiko pasikeisti padangas laiku, nuvažiuoti ar kvalifikacinį ratą, ar ten padaryti lemiamą sprendimą lenktynių eigoje. Na, visokie tokie variantai. Bet šį savaitgalį toksai buvo įspūdis, kad lyt nenustos niekada, tik tais klausimas, kiek stipriai. Kada stipriau ar ne. Ir mes turėjom vėlgi naują dangą. Apie kurią niekas nežinojo. Kai naujas asfaltas, kaip ten veikia? Akmenukai, bitumas ir bitumas užsipildo viską ir nėra kur vandeniu nubėgti. Taip, tai yra, kad plėvelė vandens visą laiką linkusi susidaryti. Vienas dalykas, vėlgi tas bitumas tas turi riebalo kažkiek, tai jisai vėl papildomo slidumo ir niekas nežinojo iš tiesų kaip tos padangos ir kaip mašinos. Ir žiūrėk, visi kalba apie Maksą, aš sutinku didžiąją dalimi. Taip, Maksas parodė savo galimybės, bet jeigu Maksui būtų davę, Aston Martiną, negi jūs esate tikri, negi jūs esate tikri, kad jisai būtų taip sužibėjęs? Aš manau, kad geriau pavažiuotų, nes Strolas 100%. Tas yra tai, bet aš ką turiu galvoje, kad kai ypač sudėtingos sukibimo sąlygos, kai ypač sunku skaityti, nes man, pavyzdžiui, žiūrint televizorių, aš būčiau turėjęs, aš įsivaizdavau vairuojantis toje trasoje, tokiam sąlygom automobilį ir aš buvau įsitikinęs, kad aš didžiąją dalį laiko tiesiog nesuvokčiau, kur yra mažiau vandens ant to paviršiaus. Nes faktiškai kiekvienas pilotas, tas, kuris sugeba greitai važiuoti per lietų, tai jisai visų pirma turi skaityti, kur mažiausias sluoksniai gali gauti vandens. Kaip tik, jeigu gerai pamenu, pirmą kartą savo lietaus sugebėjimus Verstappenas parodė Braziliją, kur kilinti čia metai buvo 7. Jo, Brazilijoje jisai turėjo geras lenktynės. Ir tada jisai važiavo, iš kartingo, galiu pasakyti, iš kartingo patirties, žmonės, kurie važiuoja tom idealiom trajektorijom. Jie važiuoja slidžiausią dalimi. Jie kažkodėl po to per lietų nesugeba perprasti ir suvokti, kad ten yra slidu, nes ten yra guma. Taip. O Verstappenas Brazilijoje važiavo visur tokiom keistom trajektorijom ir niekas nesuprato, jisai visus ten lenkia kaip stovi. Bet matai, kai nauja danga, tai ko gero ta taisyklė labai dalinai galioja. Todėl, kad visas paviršius yra realiai gana slidus. Bet Maksas, man atrodo, šį savaitgalį sugebėjo labai gerai panaudoti pasvirimo posūkių kampus tos trasos. Jisai pajuto pirmame posūkį, kuriame atliko didžiąją dalį lenkimų, kur daug kas lenkia ir įvairių matėm. Ir įslydimų, ten įvairių variantų. Daug kas lenkia ir daug kas nelenkia. O jisai užtikrintai gana, jisai rado kažkokią tokią gerą trajektoriją, kaip pagazdinti savo varžovą, kad jisai užimtų besigindamas tam tikrą padėtį, kad jis turėtų tam tikrą trajektoriją, kurią labai efektyviai gali užgesinti. Nes ten toks pasvirimas, kuris, reiškia, šalina pastoviai vandenį gana efektyviai. Tai reiškia, kad tu gali ratas iš rato gana gerai nuspėti sukibimo toje vietoje. Tai man atrodo, Maksas pasidarė tokius, sakyčiau, gerus namų darbus, arba jisai turi tą tokią talentą labai greitai perprasti sudėtingas sistemas besikeičiančias. Manau, kad talentą turi, nes ir nuo vaikystės čia kaip sena kažkada
apie jį turbūt esat skaitę, matę, žinot, kad jisai irgi specialiai, kai tik tai lydavo, jisai specialiai ištraukdavo kartą ir zulindavo ratus. Kiek įmanoma. Tai Verstappeną, ten tėvas jį versdavo. Jis nenori. Galvojau, aš irgi, galvojau, kaip čia yra. Taip, ar čia tiesiog jose yra toksai kosminis tėvas? Ar vaikas gimė, tiesiog jam netyčia toksai, kas čia yra? O čia... Nes tėvas iš Makso kalė. Taip. Kalė. Jisai kalė, padėjęs pakaitintą geležį ir kalė ją. Ir visą laiką. Jisai, kaip sakyti, negailėjo savo jėgų tam, kad jį kalti. Nuo 4 metų amžiaus. Ir dažnai tai būdavo toksai ne pats, kaip sakyti, primtiniausias būdas. Jo. Bet tas matosi... Ne, jisai toli gražu nebuvo. Tas matosi ir dabar kartais, tu pasižiūrėk, kartais, kai jungia jų tarpusavio bendravimą, kaip jisai ten Josas ten pyksta ar dar kažką, arba kaip šnekasi, taip jaučiasi, kad tarp jų santykiai tokie įdomus, sakyčiau. Įdomus. Tos empatijos ten daug turbūt olandiškos nėra. Žiūrų. Nes aš irgi galvoju, jeigu čia Josas yra toks fantastiškas, tai jis galėtų savo mokyklą atidaryti. Tu jauti? Aš bijau, kad jį pasodintų greitai. Už metodiką. Už metodiką. Gerai, o grįžtant prie Brazilijos, galbant taip, pačia bendriausia prasme, tai pačioje Brazilijoje taigi ne vienas epinis yra buvęs reisas. Schumacheris, Hamiltonas. Ne vienas. Taigi ten reguliariai vyksta, sakyčiau. Ir ta trasa kažkodėl tai pagimdavo tos epinius pasirodymus. Kodėl? Netgi per sausą. Kas ten? Taip, netgi per sausą. Šumis startavo paskutinis, finišavo 4. Kaip? Kodėl? Kas gali paaiškinti? Aš atsimenu tada, kai, man atrodo, Fetelis dėl titulo kovojo ir kai gavo į šoną. Ir ten buvo skylė padaryta ir Adrianas Newis ten prašė nuotraukų, žiūrėjo, taip, kas čia yra ir kas čia gali būti ir kaip su to važiuoti. Taip, Brazilija ir štai mes dabar žiūrim į galimą rotaciją europinių etapų, nes, daugiau 24 etapų formulė daryti sunkiai pajėgi, nes, žmonės tiesiog daugiau negali išvežti, žmonės negali vežti ir ką daryti, nes tie europiniai etapai, ypač tradiciniai, jie nenori daug mokėti. O formulė sakė, duokit babkių. Jo, kaštai apie 60 milijonų. Ir dabar aš įsivaizduoju, kad prasidės, ko gero, artimiausio ateityje tų tradicinių etapų kaip Spa, tokios trasos, kurias čia mes dievinam, visaip džiaugiamės, kad jas matom, gali prasidėti jų rotacija. Tam, kad galėtų daugiau įmesti etapų ten į Ameriką, į Pietų Ameriką, į Aziją, į artimuosius rytus ir panašiai ir taip toliau. Neįkim prieš progresą. O kaip tai susijęs ta Brazilija? Tokiu atveju. Tai va, kodėl aš apie Braziliją? Ar komerciškai Formuliai 1 ta Brazilija yra taip patraukli, ant kiek jinai gamina dramą? Ar jinai ant tokios yra svarstyklių lėkštės? Net nebejoju. Mano galva, kad... Aš dėl to paklausiau taip, kad tu sureikšminai iš tiesų. Toje trasoje iš tiesų dramatiškų įvykių vyko daug ir aš tikiu, kad vyks irgi. Bet ar tai yra argumentas, kodėl Brazilija išliks ateityje Formulės 1 kalendoriuje? 100%. Kokia kita trasa Pietų Amerikoje turi tokį statusą? Kuri trasa pritraukia 300 tūkstančių, daugiau, beveik 400 tūkstančių per savaitgalį. Net ar tai nėra. Aš esu tikras, kad jie ten nenorėtų beveik 100 milijonų žmonių atsisakyti rinkos. Ten visi klausyk, tie argentiniečiai suvažiavo už Kalopinto, ten sirgti su visom vėliavom. Jiem nepasisekė šiek tiek, bet... O žiūrėkit, aš būsiu praleidęs. Kodėl pavadino prieš porą metų San Paulo Grand Prix? Ar nebuvo noras Brazilijoje, sostinėje, Brazilijos sostinė vadinasi Brazilija, ta dirbtinai skurtas miestas, ten padaryti etapą? Kažkokie buvo... Aš atsimenu kažkokius gandus, bet nes kodėl pervadino San Paulo? Jisai vadinasi oficialiai Sao Paulo GP. Aš spėju, todėl, kad finansuoja miestas. Aš spėju, nežinau. Bet vis tiek nesidomėjau. Miestas yra dalis... Gerai, žiūrėkit... Eisim prie klausimų, bet kol kas dar vieną topiką. Visi, kur dievina, reiškia, kad čia Maksas viską padarė ir panašiai. Gal jūs pakomentuotumėt man tą situaciją, kai
po raudonos vėliavos visi pasikeitė padangas, tai, na, sakykime, atsistojo į vienodas maždaug sąlygas, ar ne? Nu, neskaitant ten skirtumų derinamo automobilių. Ir po starto Okonas pradėjo, aš galvojau, tuoj Maksas į Niam suvalgys ir viskas. Ne, jisai pradėjo bėgti nuo Makso. Okonas su Alpina. Mes su tavim mąstam kaip vienos smegenys. Aš norėjau paklausti apie Alpin šitą... Tai va, žiūrėk, kai visi kalba apie Maksą, tai negi Okonas ir Gaslis yra šalia laiptelių žemiau, o visi kiti yra šiukšlės. Aš tai manau, kad jie sureguliavo savaitgalį. Savaitgalis buvo numatytas iš anksto, kad bus lietus ir jie yra apie nieką šiais metais, ne, grubiai, beveik. Grubiai. Jie sufokusavo. Jeigu jie vienose lenktynėse uždirbo, man atrodo, 2/3 bent visų sezono taškų ir pakilo 3 vietom aukštyn konstruktorių taurė. Čia nesmeniniai įskaitoj, kur 20 keli. Jie turėjo 14, dabar turi kem 9. Va, kaip reikia lenktyniauti. Aš sakau, tai visą laiką tokie dalykai, kai tu gali kažkokį į palyginimą įmest kažkokias malkas į tą laužą palyginimą, duoda galimybę susidaryti kažkokį tikresnį vaizdą, negu vien tą šaukimą Maksas, čia dievas ir taip toliau. Maksas yra kietas. Tas niekam abejonių nekelia, jisai tikrai yra kietas. Balsuojam. Lietaus nustatyti. Aš galvoju, kad mes galėsime tikrai prie balsamo prieiti. Tiesiog, mano galva, turime įvertinti, kas buvo Makso stiprybės. Makso stiprybės, mano galvo, pakeista technika. Tai yra, kad jisai su komanda padirbėjo, žinodami, kad tikimybė lietaus buvo matyti klaikiai didelė, artima 100%. Tai jie susėdo ir pasvarstę, kartu priėmė kolegialų sprendimą, ką darom su automobilio derinimais, kad nematytų tokių dalykų, kaip ten Alonsas verkia, kad jisai šokinėja ir kad iš skausmo jisai finišuos lenktynėse tik dėl to, kad pagerbti savo mechanikus, kurie dirbo, ar ne? Arba Hamiltonas, kuris irgi verkia, kad, šokčiojo automobilis neįmanoma, nei jo vairuoti, nei šiaip sėdėti jame neįmanoma. Bet galiu užduoti klausimą. Ta pat tema, atsiprašau, kad pertraukiu. O Perezas ką? Jis dalyvavo. Jeigu jie galvojo ir laukė lietaus ir ten settingus tvarkė pagal tai, tai Perezas turėtų kažkur finišuoti anksčiau negu 10. Mano galvo, mes dar neišvardinom, kas buvo Makso, ne? Makso buvo naujas variklis, kiek aš prisimenu, ne? Automatiškai. Gal tokiom sąlygom? Aš manau, kad čia turi labai Net visi sako, kad Alpina tik dėl to pasirodė gerai, kadangi lietus sulygina, taip sakant, variklio galimybės. Žiūrėk, mes turime maksimalus kampus ir turime 1 ar tai 1,5% galingesnį variklį negu bendrom sąlygom. Mano galva, čia yra fantastišan. Variklis šviežutėlis. Absoliutiškai. Aš galiu atsukti kranelius. Tu disagree, ne? Okay, aš tiesiog savo dėliausiu, kas mano galva čia galėtų. Ne, bet tai visi, kaip sakyti, mes turim kiekvieną savo nuomonę ir mes galim dėl visų dalykų ginčytis. Dėl to mes ir esam skirtingi žmonės, kadangi mes skirtingai matom dalykus. Okay. Tai mano galva buvo, kad nauja technika, kad jisai atsilekinėjo čempionate, kad jau buvo be prarandant iniciatyvą ir komanda turėjo kažką daryti ir buvo nuspręsta, mano galva, sudėti kiaušinius kaip Vabank. Ir Alpine. Koks čia Vabank? Tu 17 startuoji. Koks čia Vabank? Gerai, gausiu aš ten. Ta prasme, blogiau nebus. Tu susidėlioji, kad tą ir aplenksi, bet jeigu bus lietus, tu žiūrėk, tu gali būti gal 4., 5. Ta prasme, nėra čia kažko. No brainer. Ta prasme, man pasirodė, kad šitaip yra. Plus, totali sėkmė, kalbant apie raudonos vėliavos buvo. Ir krūva taktinių klaidų. McLarenai taktinės klaidas kažkodėl tai pradėjo pirmauti konstruktorių čempionate, pradėjo daryti vieną po kitos. Keistas padangų pasirinkimas, keistas nekvietimas, tačiau keli reisai atgal. Ferrari grybauja, Mersai vėl kažkur tai yra pasiklydę. Ta prasme, konkurentai elementaraus darbo, mano galva, nepadaro, raudonos vėliavos ir jie žiūri, kad jis autostradoje yra į čempioną. Ne, bet jis, kaip jis važiavo, žiūrėk, aš atskleisiu paslaptį, aš Verstappeno nesu nei gerbėjas, gal antigerbėjas. Nepatinka jisai man nuo pat atsiradimo, bet
neigti jo talentą ir sugebėjimus. Ir šitas važiavimas iš vis man buvo toks prilikstantis gal, nežinau, senų laikų, kokius nors senos važiavimas tokius arba... Na, daug kas lygino 93 metų tam Europos Grand Prix, kur Doningtone Sena ten per ratą aplenkė žmonės. 6 per pirmą ratą. Bet čia yra one of the best ever buvo. Taip. Bet tai nebuvo, kaip sakyti, tokiom kintančiom sąlygom. O tai buvo pastovaus lietaus, kuris kartais visai, aš atsimenu tą epizodą būtent, kai tik pasikeitė padangas Russellas su Norrisu. Ir tada jie išvažiavo į trasą ir kaip sikis juos kaip kamera gaudė visą laiką ir juos iš viršaus filmavo važiuojančius, atrodo, lyg vandenį, upe. Jie važiuoja iš po ratų, ten tie šauna skiauterės vandens. Ir Russellas atrodo visai stovi. Tai net lėtai važiuojantis Norrisas nenorom tiesiog prieš ketvirtą posūkį atvažiuoja, aplenkia, nes Russellas atrodo stovi. Nes sąlygos tikrai buvo ir čia mes kalbame apie žmonės, kurie užsidėjo šviežias tarpinės padangas, kurių protektorius ten nėra gilus, jis visai negilus iš tikrųjų, bet jis yra maksimaliai gilus, kiek gali turėti tos padangos. Tai ką tada kalbėjo apie žmonės, kurie tuo metu važiavo trasoje su tom pačiom tarpiniam padangom nuo lenktynių starto. Tai ten to protektoriaus turėjo būti. Ir jų tarpe buvo ir tie patys Gaslis, Okonas, ir Maksas Verstappenas ir taip toliau. Šitie, kaip sakyt, pasikeitė. Gerai, Russellas paskui tvirtino, nes jis norėjo savo bonusų pasiimti. Ašgi sakiau, kad nestoja. Žinai, čia kai turi 2 vaikus, tai vienas gali sakyti, kitas gali sakyti, nelis ar ne. Ir mano vaikas buvo teisus, ar ne. Tai čia Russellas buvo toksai, žinai, kaip ten, šaukštai po pietų, ar ne? Bet akivaizdu ir Norrisas jau senai, jisai verkia, kad neįmanoma važiuoti su tom padangom, darom kažką. Tik tais vėlgi, McLarenas praradęs aštrumą. Labai teisingai pasakyta, kad visi varžovai prisidarė grybų ir tai Maksui sudarė galimybę sužydėti, ne? Tai McLarenas, mano tokiu įsitikinimu, praradęs aštrumą tokį. Nes anksčiau McLarenas būtų sakęs taip, kai jau brendo tas sustojimas, Russellas pirmavo, tai reiškia, McLarenas buvo dėkingesnė situacijai, kadangi jie gali reaguoti į tai, ką daro varžovai. Taip. Jie turėjo, Norrisas negali blaiviai vertinti situacijos, jisai apsiverkęs čia, kad jam slidu, kad mašina neklauso, stabdyti negali, viskas blokuojasi ir taip toliau. Komanda turėjo priimti sprendimą, ne sprendimą, o priimti tokį, kaip sakyt, kryptį. Pasirinkti taip. Jam pasakyti reikėjo, kad daryk atvirkščiai negu Russellas. Dabar jau žinai, čia irgi iš tos serijos, kad... McLarenas taip elgdavosi dažniausiai, ir tai yra logiškas sprendimas, kad tu nieko negali pakeisti, elgdamasis taip pat kaip tavo varžovas, kuris pirmauja. Bet tu gali daug ką pakeisti, darydamas atvirkščiai. Bet šitą dalį podcast'o mūsų reikia uždarinėti jau ją. Gerai. Bet geras reisas buvo. Geras reisas, žinau. Bus progų gal tarp sezonų grįžti prie tokių epizodų čempionato. Uždarykim vėl balsavimo arba betingų. Tai Norriso titulo aspiracijos, mano galva, kur aš sakiau, kad jisai gali laimėti, mano galva 0. Jokių klausimų nėra. Ne, kaip 0? Kol yra teorinių galimybių, tai 0 mes negalime duoti. Gerai, aš sakau, kad maksimum 1,33%. Gerai, supratau. Tai tu mano pusėje, žodžiu, mes visi sutinkame. Labai simboliški skaičiai. Bet negali sakyti, kad begalinė tuštuma šansų. Yra šansų. Yra. Bet tik tai, žinai, ten kokie nors įvykiai nesusijęs su sportu. Aš manau, kad yra kiti dalykai. Tai yra, kad kiti dalykai įtakot gali likusias 3 lenktynės pačiam Norrisui. Tai yra, Ferraris pasidarė šiek tiek pavojingas McLarenui, aš taip sakyčiau. Taip. Valgo, ir 3 lenktynės, kuriuose Ferraris yra esantis geroj formai, gali būti labai pavojingas. Tai, man atrodo, yra motyvacija ir Norrisui pačiam asmeniškai, ir Piastriui, ir McLareno komandai apgalvoti dalykus ir pasižiūrėti, ką reikia daryti, nes kažką daryti reikia tikrai. Situacija nėra valdoma ir ypač Brazilijos lenktynės tą parodė, kad jie labai daug sričių nevaldo.
įvykiuose visos. Nu, gal buvo atpratę nuo tų 2000-ųjų, nuo late 90s, nuo 2000-ųjų ten hakinio, nuo tų laikų. Ne, tai kad jie kovoti dėl čempionato nepasiruošę buvo, tai tas buvo senai aišku. Dar buvo aišku tada, kai Hungaroringe davė Piastriui laimėti lenktynės. Absurdas. Visiškai. Nesąmonė. Nesąmonė. Ta prasme, man, kaip čia pasakyti, va taip žiūrint iš išorės, man patinka ir Merso tas toks požiūris. Pas mus abu yra lygiaverčiai, viskas tvarkoj, mes palaikome, važiuokite. Bet blemba, ne taip turėtų būti mano galva. Šitas požiūris 2007 kainavo Alonsui titulą, realiai. Taip? Jeigu jie... Bet vėl dabar pasižiūrėk į Brazilijos lenktynės. Nugi viskas matosi, jau palaidota viskas. Ten Norisas kažkokioj, nesakysiu, skiliai, kokio jisai yra. Ir tada Piastris praleidinėja ten Norisą dėl 7 kažkokios vietos. Come on! Ar taip daromi dalykai? Tai duok tu kovoti dėl to žiupsnelio, duok tu kovoti, bet jeigu kalbam apie 25 taškus ir galima potencialą kovoti dėl čempiono titulo, tai tu ten tada įsikišk, ar ne taip? Toks, aš sakau, McLarenas, mano galva yra žiauriai keistas ir sugrįžtant prie dalykų, kuriuos valdo McLarenas ir nevaldo. Man atrodo, kad paprasčiausias dalykas įsiaiškinti, kad McLarenas iš esmės situacijos nevaldo, tai kad nesugebėjo užpirkti mišių, kad nebūtų to lietaus. Va. Aš galvoju, kur mano mintis klaidžioja ir tu pataikai, kaip sikės į tą vietą. Katalikiškai, jo. Gerai, tai šitą žinią ir užbaigiam mūsų dalį apie Braziliją ir perinam į klausimų ir atsakymų sekciją. Q&A, yes. Q&A with a guest. Aš skaitysiu ir mes šnekėsim, kai kur galbūt bus trumpas klausimas, atsakymas, kai kur ilgesnis. Tai pirmas labai fainas. Mantas 39 rašo, neklausimas, puikus podcastas, deda mum laiką. Tik šiandien sužinojau visai atsitiktinai vieną įdomų faktą, kad Hulkenbergo žmona yra lietuvė, Eglė Ruškytė. Visa malonu, kai mūsų lietuvėlė kažkur pasirodo. Ar žinojot? Tikrai taip, aš norėjau net vardą pasakyti, gaila, kad tu perskaitai, gali mūsų paklausti. Na, žinai, kai maloniai lietuviai pasirodo, tai ir man malonu, bet ne visais atvejais jie maloniai pasirodo. Bet Eglė beje išgarsėjusi Instagramo jos kanalas The Crooked Girl, ji kūrė, kaip vadinasi, kai... Rankdarbiai. Ne rankdarbiai, o suknelės moteriškos, megztos iš kažko ten specifinio. Nerė, taip. Ai, vašeliu. Kažkas tokio, žiauriai. Net neišeina, vašeliu eina megzti. O veriama specialių kabliukų. Kažkas tokio. Žodžiu, mes tas kabliukas ir yra vašelis. Gal yra vašelis. Tai tas kabliukas ir yra vašelis. Kas yra kas. Nežvejybinių, aišku. Atsiprašom, mes nespecialistai. Nes mezgama yra virbalais, o neriama vašeliu. Taip. Tai va, sveikiname Eglę. Ir Niko. Tai toliau, Matas Jankauskas 44. Aš žinau, Matai, kodėl 44. Liujisio fanas? Įdomu būtų sužinoti 2021 metų finalinės lenktynės jūsų nuomonės. Ar viskas ten vyko pagal taisyklės paskutiniuose ratuose? Čia bandykim neišsiplėsti. Aš nėra ką čia plėstis. Pavyzdžiui, aš šitoj laidoj atlieku masį funkciją, garbė žodis. Noriu suknis šitą podcastą. Gerai. Tavo nuomonė? Mums tinka. Sakyk. Mano nuomonė, kad, atimta, tikrai Hamis buvo apvogtas, ir viskas. Ir man buvo labai fainai, kad Maksas šiemet pripažino, kad, Hamis turėjo būti 8 kartus. Bet realiai, žiūrėk, Maksas vos ne kiekvienose lenktynėse pridaro situacijų, kai jisai kažką apvagė. Yes. Taip. Aš netgi šiandien pasižiūrėjau pakartojimą praeitų metų Las Vegaso lenktynių, galvodamas apie tai, ką mes turėsime. Ir ten Maksas ne vieną kartą apvaginėjo savo varžovus. Įvairiais tokiais iškreiptais kartais būdais. Bet tai yra normalu. Tai yra Maksas. Žiūrėkit, Maksas yra Maksas, bet Maksas niekada nebuvo masė. Čia yra masė. Ten yra Michael Masė. Čia nieko bendro su Maksu neturi. Žinai, čia Maksas tiesiog kažkuriuo metu visiems nusibodo Hamio, kaip sakyti, dominavimas. Visi norėjo permainų.
Nu, kaip ir lietuviai, gali išrinkti tą paskutinę plytelę iš tualeto kampo vien tam, kad pakeisti kažką, ar ne? Pokyčiai. Tai teisėjai kažkada irgi paėjo ant to siūlelio ir galvoja, nu negi mes paskutinę čempionato lenktynės Padarysim leisim pagal taisykles. paskui saugos automobilį leisim. Žiūrėkit, norėdamas... norė- lenktynių kažkokių. Nu, Ne, o žiūrėk, kad taip norėdamas gavosi, kad Maksas apginti naujas padangas turėjo masę- tuo metu, nu, žinai. A taip sukrito. Nu, Žiūrėk, taip. Maiklo gynybai, ne? Bet kokį sprendimą, kurį jisai pasirinktų, būtų tokia pati reakcija. Būtų blogai. Ne. Taip, būtų taip, blogai, taip. taip. Nes jisai sprendė, ar leista plenkti, ar neleista plenkti, ar tos, kurie ratu atsilikė. ne? Nes laiko liktai nėra tam padaryti, ar ne? Taip. Jisai gelbėt lenktynės bandė. Taip. Ir tiesiog aš būtent taip pat aplinkybių, matau taip, situaciją. aplinkybių- Būtent taip pat. Jo. Tai va taip. Geitvidas Kavaliauskas. Gal galėtumėt sudėlioti ir padiskutuoti apie savo fantazijų komandas? Kas būtų team principal, vairuotojai, rezerv vairuotojas, kokį Atsisakau bolidą iš rinktumėtės? Net neišklausęs klausimą. Fantazijos manęs nedomina. Visų laikų. Nu gerai, tada kaip nors sutrumpinti. Fantazijoms yra tam tikri interneto puslapiai. Iš visų laikų, ne, lyginant su kitais ir tų laikų bolydais, vairuotojais ir panašiai. Tai kokį team principal galiu įsivaizduojat geriausią ten? Aš nežinau, geriausia, žinau, durniausia, kuris man patinka dėl to, kad durnas Briatore. Arogantiškas, peza, beleką, nieko išskyrus babkės, pergalės ir jaunas moteris, kas man patinka. Bet jis šaumanas. Tai ir Eddie Jordanas panašiai. Ja? Edis man inteligentiški, palyginus su Briatore, visi Nublanksta. Pašėlęs Maksas. Pašėlęs Maksas. Maksas Mosley yra pašėlęs Maksas, jeigu ką. Tai va šitie gal. Tas buvo įdomus. Aš manau, kad formulės istorija jau pakankamai ilga ir spalvinga, kad tu prisiminti komandų vadovų, ypač aš savo amžiuje, žinai, galiu labai daug, tikrai. Bet aš niekada negalvoju tuo kampu, kad o tai kuris iš jų geriausias būtų ir taip toliau. Mes nežinome. Aš įtariu, kad yra. visą laiką tas žmogus padaro skirtumą didžiausią, kuris sugeba tos žmonės aplink save esančius suburti kažkokiam tikslui. Tu kažkaip gerietiškai žiūri, ne, tiesiog darom komandas, kurios būtų. Žiūrėk, susiaurinam tada, žinot ką, vat, Aš pabaigsiu. Gerai, vadovas pas mane Briatore, vienoj komandai noriu matyti Fangijo ir Šumį. O, čia kietai. Nes vat, aš ir norėjau nuvairuoti link tik vairuotojų pasirinkimo. Tai jisai pasakys sceną 100%. Bet apribot kažkaip laikę, žinai, apribot laikę. Įpareigoja tapetai, žinai. Nes man atrodo dviese, man atrodo du žmonės vienoje komandai tokio tipo alfa. Tas pats pavyzdys, 8-8, 8-9. Ne, vėlgi, kaip sakyt, laiko nuo tų laikų, kai važiavo sceną, praėjo daug ir aš tikrai jo nedievinu. Aš manau, kad daug dalykų jo, tame, kaip jisai matė pasaulį, man net nesuvokiami yra. Tame tikėjime savo šventų, kaip yra invincibility, ant gamtinių tokių sugebėjimų. Nepažeidžiamumas. Taip, mane, aš sakau, daug kas, bet žmogus šitaip tokį pasišventimą rodęs, tokį dvasinį, sakyčiau, jisai nėra, kaip sakyti, šiais laikais toks jau dažnai sutinkamas, ne? Čia daugiau iš tokių knygų, ne, iš tokių iš fantazijos, va. Mes apie fantaziją šnekam. Tai tik dėl to, bet aš nestatyčiau gal į pirmą vietą Artino Senos, nes, na, jisai tiesiog... Bet tavo komandai būtų, jeigu jisai genijus. Perkandau. Taip, tam 25 narių komandoje galimai jisai būtų, taip. Prost ir Lauda. Prost ir Lauda. Okay. Nu, tavo antrą tada reikia. Nes jie abu masto. Abu analizuoja, Prost ir Lauda, man atrodo, jie ir važiavo kažkada, ten trumpai, man atrodo. Bet jie yra abu... Aš į komandą, svajonių komandą gal įdėčiau žmogų, kuris gal nespėjo parodyti savo tikrų talentų, Stefaną Belofą tokį. Kuris trumpai sudalyvavo Formulės 1 su Tyrelu, man atrodo, tuo pat metu, bet debutavo, man atrodo, tais pat metais kaip ir Sena. Bet čia tik tais taip, teoriškai. Apropo. Tai va, tai mes... O komandų vadovai? Komandų vadovai, nežinau,
Dominikėlė. Man, žinai, kas patiko? Man visai patiko jokiu būdu. Arriva Bene, va toks visiškai lygoje vietoj. Kaip jo pavardė sako. Arriva Bene. Toks Arriva Bene. Būtent. Aš neįsivaizduoju komandos vadovo. Totas, jo. Rosas Braunas, žinai ką, keičiu Arriva Bene į Rosą Brauną. Braunas jo, irgi jam tiktų. Jo. Braunas, Geras. Lauda ir Prostas. Ne, Lauda, ne. Viskas labai gerai. Nu, gerai. Ne, Tavo komanda. Taip, Ok, taip, supratau. Nu, pas tave. Neįsivaizduoju. Okay. Ne, man per sunku. Gerai, tai einam prie... Galėjai sakyti tada lietuvių kokį nors komandos vadovą, kokį imtum. Tai Iš lietuvių. kad Nu, jeigu fantazija yra. Neįsivaizduoju, žinau. Neįsivaizduoju. Lietuviai per geri. Lietuviai per geri Formulėje 1, aš taip sakyčiau. Okay. Man iš šono Vasiliauskas labai toks atrodo geras, toks sulaikytas, tai tavo komandai, mano galva, diplomatiniai žmonės tinka. Ačiū už gerą pasiūlymą. Aš jį apsvarstysiu. Paskaičiuosiu biudžetą, ne? Taip. Ar aš tiek turiu? Gerai, dabar toliau turim klausimą, kurio autorius gauna mūsų prizą, t-shirtą. Tai vartotojas, kurio vardas 250816. Ir klausimas iš 2 dalių. Pirma dalis. Kuri trasa jums įdomiausia stebėti etapą, gali būti ir nebevykstantis etapai, ar labiausiai laukiama. Priežastis, žinoma, kuo subjektyvesnės, tuo smagiau išgirsti. Pirmas klausimas. Aš galiu sakyti, gerai, mano laukiamiausias etapas tas, kuris baigėsi Lietuje, tai Brazilija. Jeigu būtų sausa ir nebūtų nieko nuspėjama, ko gero, sakyčiau, beleka, absoliučiai. Dėl vaizdų man patinka Singapūras, Las Vegas, patinka Amerika. Iš esmės visi Amerikos etapai patinka, bet ten yra kažkas tai ypatingo. Nėra. Man noris lietaus. Tai vat, imčiau bet kurį, kuris būtų Lietuvoje. Atsimenu, kad Malaizija anksčiau būdavo Lietuvoje, Kinija būdavo Lietuvoje, atlaukdavo tų sezono reisų. Tai dabar nežinau. Dabar su to globaliniu atšilimu, nežinau. Okay. Kadangi buvo Brazilija, atsiprašau, San Paulo Lietuvoje, tai tebūnie mėgstamiausias. Bet šiaip tai man lietus. Arūnai, kaip tau? Aš sakyčiau, man šiurpulį kelia vienintelis epizodas sezone, tai yra kvalifikacija Monake. Ir aš suprantu, kad lenktynės ten neturi jokios prasmės absoliučiai. Aš daryčiau ten kvalifikacijų savaitgalį. Faina, sutinku. Nes lenktynės, absurdas. Bet tas šiurpuliukas tos kvalifikacijos, kokį dar išmes bairį. Kaip pabučiuoja Relsatą, kuris juda. Tai šiurpuliukai, dar šiurpuliukus man kelia, kai Formulės 1 boliudo sugebėjimas keisti kryptį. Tai tas matosi labai gerai jau čia visi mini ir esuose Suzukos, bet ko gero dar geriau matosi, kadangi tai yra nauja daryta trasa jau šiais laikais, bet irgi daryta pagal Suzukos esus, ar ne, tai yra Circuit of Americas. Ostino tie esai po pirmo posūkio esantys. Tai jie labai įstabiai atrodo, juose automobilis, jeigu gerai nufilmuotas, gerais rakursais, tai tu pamatai, kaip jisai nerealiai greitai sugeba iš vieno halso pereiti į kitą, grįžti vėl į jį, tai kažkas nerealaus ir absoliučiai. Okay. Man patinka stebėti, nežinau kodėl, man patinka Austriją stebėti. Jeigu per vaizdą televiziją. Tarp kitko, Austrijoje mačiau lenktynės gyvai ir galiu pasakyti, kad aš neįsivaizduoju trasos, kurioje tiek matytum daug trasos, kaip ten būtent. Dėl to, kad tu kažkur aukštai būni. Ne aukštai, aš sėdėjau visai ne aukštai, gal per vidurį tribūnos pirmame posūkyje ir aš mačiau tikrai 2/3 trasos. Ji dar plus trumpa, tokia šlaito. Okay, gerai, o jeigu dėl tokios patirties, tai aš siūlyčiau bet kurią trasą, kuri vyksta Italijoje. Dėl to, kad tenai yra wow. Atmosfera. Ten atmosfera kosmosas, hebra yra. Ten kosmosas yra. Dėl to savaitgalio, ne? Ten kosmosas. Tos mašinos žum. Buvau San Marino 26, man atrodo, buvo paskui 27, tai neprisimenu, 29, kažkur tai. Kažkuriais ten buvo paskutinė Schumacherio varžybos. Kosmosas, hebra. Stos iš tribūnų, rėkauja. Ir žinot, kas labiausiai veža tame? Komentarai per tas
Tieni mana hei Joseja. Che sana mine vada mini bači, che sera gasa šimbasigi. Eik tu savo. Wow, jeigu nori tikrą formulę patirti. Čia, žinai, varykit į panašiai kaip mums Saulė, ne? Gyvenant po cepelinų dangum, pamatyti Saulę, wow, visi dėl to į Palangą vasarą varo, ne? Nice. Jie nesusimasto, kad ten vanduo nešvarus, kad jisai šaltas, kad gyventi nėra kur, kad viskas kainuoja brangiai, kad Saulės net ten reikia ieškoti. Na, čia nukrypimas lyrinis. Nieko baisaus dėl nukrypimo. Taip, ką toliau matom? Antra dalis. Klausimas. Ai, to paties klausimas. Jo. Mhm. Nu, bet mes kažkiek jau palėtėm. Ar turite įsimintinų atkarpų ar posūkių? Man asmeniškai šiurpa kelių, jisai rašo, va, tas kolega mūsų, asmeniškai šiurpa kelių Stambulo 8 posūkis ir jo vaizdas iš kameros po priekinių bolidų sparnų. Gal jūs turite kokių nors emocinių favoritų? Nuostabus podcastas. Ačiū. Aš emocinį favoritą turiu jų keletą, bet 130R Suzukoje. Jisai labai paprastas, bet Atrodo labai paprastai. maksimalių greičių ten išimt. Reikia turėti brass balls. Bet vizualizuoti jo nuostabumą sudėtinga. Neįmanoma. Jo, Taip, neįmanoma. taip. Žaidime galbūt jaučiasi kažkaip. Tai vat, o čia tas klausantis įveda tokį tą įspūdžio elementą į savo klausimą, nes jam patinka, pavyzdžiui, kai kamera po apatinius labai žemai ir jinai hiperbolizuoja tą greičio pojūtį. Tai aš, sakykime, aš tokių dirbtinių perdėjimų įspūdžio emocinio aš nepripažįstu. Man tenka komentuoti ralį ir aš nekenčiu, kai kamera ant priekinio spoilerio kampo kažkur pritvirtina ir atrodo, kad skrusdėlės čia pro šalį bėgioja, na, tie žvyro akmeniukai maži, jie va taip va laksto. Nu tai gal po žemiau tada tą kamerą į tokį plūgą jo įstatom ir filmuojam, kas po žemė vyksta įspūdžiui, nes jau tada tai tikrai atrodys, kad greitai lekiam kaip išprotėję, ne. Bet informatyvumo jokio, tu nematai nei kur jisai važiuoja, nei kas vyksta su automobiliu ir taip toliau ir taip toliau. Apie kameras, kalbant, tai greitį labiausiai perduoda statinę kamerą prie trasos. Nepastebėjot, bet kai Kanadoje kur nors, ne? Kamera stovi ir ten kažkas praskrenda, jo? Nu, bet kokiu atveju filmavimas, mano galva, yra žiauriai pagerėjęs, man patinka bet kokie įspūdžiai, greičio, emocijų įspūdžiai, spalvų, man visi kampai tinka. Aš sakyčiau, kad dronai vėlgi kaip ledai apšvietime atvėrė naujus horizontus, taip dronai filmavime įvairių sportų. Ir ne tik sportų filmavime, manau, ir meniniam filmavime. Nu, kalbant apie kameras, tai man labiausiai iš visų kamerų patinka kameros šalmuose. Jos yra artimos tam ką realiai žmogus mato. Tam klaikiam. Čiut per daug dreba. Nes realiai akis subalansuoja vaizdą, o kai tu žiūri jį nufilmuotą, jis dreba labiau negu niekas nėra tobulas, bet manau, jie tobulins tą idėją, tobulins, bet pats sumanimas labai įdomus. Indikarė debiutavęs, beje. Jo, gali būt. Prieš kokius mažiau negu 10 metų, bet todėl, kad ten važiuoja. Gal dėl to. Dėl to, kad ten nėra ką daugiau filmuoti. Kartais yra, bet. Tai toliau einam. Mr. Rebel 1S. Ar teko patiems kada nors sėsti prie lenktynių automobilio skliaustuose bet kokio vairo ir ką vairuojate patys kasdien? Tai irgi pirma dalis. Tai man apart Priuso. Man kaip diena, taip ir lenktynės. Ja. Nėra automobilio, kurio savo Priusu nebūčiau aplenkęs. Mintimis. Man tikrai žiauriai fainai yra. Aš esu kelių huliganas ir tuo nesididžiuoju. O tu esi gal iš tų Priuso vairuotojų, kur memuose būna, sako, aš labai mėgstu vairuoti, bet aš nesu Bolto vairuotojas, bet pas mane žmonės dažnai įsėda tiesiog. Yra sėdę šiemet 2 kartus rylą, atsakau. Tikrai. Tai, žodžiu, ir aš galiu pasakyti, kad ant baltų linijų Priuso ratai neslysta. Net per lietų. Net ir per lietų. Čia gerai. Okay. Tai lenktynių automobilio nesu vairavęs. Man šiaip pati idėja, kad aš galėčiau pilotuoti, bet ką yra keista, aš esu bandęs lėktuvą pilotuoti, o dabar dar įsivaizduoju, kad tas lėktuvas apverstas ir dar kažkokiu ten asfaltu važiuoti man yra kosmosas. Man užtenka kartingo, va tiek.
Kartingas labai gerai. Tai Kartingas kartingą galim šiaip rekomenduoti visiems, kas nori emocijų susijusių su greičiu ar ne ir taip toliau. O ne gatvėse tą daryti, o nuvažiuoti, sėsti. Labai palaikau, sutinku. Ypač, kai pabandysit kartingą, tą rent kartą, ne, ir po to, jeigu bus galimybė, jeigu jums leis, arba jūs turėsit galimybę išbandyti sportinį kartą, kas yra diena naktis, ir ten jūs pajausit, kas yra perkrova. Pavyzdžiui, kai 90 laipsnių kampų 90 laipsnių kampo posūkiai, išiminėsit ten 120 km/h. Ir jūs pajusit, kai jūsų smegenys ir skrandis ir viskas į vieną pusę. Jums nepritaikyta kartos sėdinė laužo jūsų šonkaulius tame posūkyje. Bet jūs liemenę turėsite tam kartui. Na, žmogus jau žinantis, apie ką aš kalbu, okei. Aš esu kažkada vairavęs Alfa Romeo klubo Rimvido, mano draugo, seno gero. Jie kažkada lenktyniavo Alfa, aš neatsimenu modelio. Kebulinis automobilis. Tai Nemuno žydė, esu pravažiavęs keletą ratų. Nu, ten toli gražu nuo kažkokio tai režimo lenktynių, bet fainas pojūtis buvo tiesiog tas. Bum, bum. Labai fain. O aš prisiminiau, kad aš Nemuno žydė visgi esu važiavęs. Duodu 100 jums variantų, neatspėsite, su ko važiavau. Okay. Traktorium. Massey Ferguson. Kažkoks renginys? Taip, renginys buvo, filmavom. Aš galvoju, kodėl ta trasa tokia kalnuota pasidarė. Su kaušu turbūt. Okay. Tai ką vairuojat kasdien? Tu turi šitą automobilį, taip, ne? taip. Ir tave puikiai tenkina. O, fantastiškas automobilis. Jeigu nenorėčiau pirkti buto, tai pirkčiau elektrinį Mercedesą EQS, man atrodo, tai visi vadinasi, ten 100 kW baterija. Bet problema yra tokia, kad perkant automobilį reikia nusipirkti namą, kad galėtum krauti, ir plus dar reikia nusipirkti generatorių, kad galėtum krauti, kai išvažiuoji už to namo ribų. Tai va, daug babkių reikia. Hebra. Gražus jisai. Žiauriai gražus. Arūnas, mačiau, vairuoja, bet nesakysiu, pats pasakysiu. Ai, nereikia reklamuoti gamintojų. Opelis, ne? Nereikia reklamuoti, aš bandau suprasti, ko ne. Aš atsakysiu taip, aš vairuoju ne Toyota. Okay. Man atrodo, to užteks. Aš esu labai automobilių prasme pagedęs, nors aš esu labai pavyzdingas vairuotojas. Bet tu vairuoji tos markės automobilį, kurie daužo stoteles. Visą laiką istorijas papilna. Bavariukas. Aš nuo 2003 metų vairuoju BMW skirtingus. Bet keista, nes aš tokių nemažai pažįstamų turiu įvairiose kitose šalyse ir beveik visos šalys turi kažkokį savo kitą markę. Na, bet ne tą pačią, kurią lietuviai turi. Taip. Kas daro visas huliganystės gatvėse. Pavyzdžiui, Ispanija Seat. Ypač tie FR, ten visokie, dabar va tie Formentoriai. Kitur girdėjau Volvo vairuotojai, kitur Audi vairuotojai. Volvo? Priklauso nuo šalies. Volvo? Taip. Irgi modelių visokių yra. Tas mane irgi stebina. Ten T5 something, aš ten nesigaudau. Bet jeigu reikia įvažiuoti parduotuvę, aš Volvo suprantu, tikrai. Įvažiuoti banką, Volvo suprantu. Tai va. Bet į stotelę. Sustojimo. Pro stotelę. Okay. Gerai, toliau turim dar šiek tiek laiko, porą klausimų, kokį čia mes paimsim. Pavyzdžiui, Rimvydas Pocius klausė, kodėl sezono pabaigoje Ferrari vėl konkurencingi, ar trasos jiems palankios? Aš galiu beleką pasakyti ir mano tas belekas irgi buvo susijęs su tuo, ką mes visi suprantam. Kad komandos dėliojasi savo biudžetus ne tik šitam sezonui, bet ir sezonui į priekį. Mano supratimu, projektas su Hamiltonu Ferrari yra ypatingai svarbus ir šio sezono biudžetas yra dalinai skirtas ateinančiam sezonui. Todėl... Tęstinis tobulinimas, tęstinis. Niekas geriau neatsakytų į šį klausimą, aš sakyčiau taip. Neturiu ką nei pridėti, nei atimti. Bravo. Čia mūsų kolegiali nuomonė. Taip. Mes prieš filmuodami pasitarėm. Toliau. Kaip čia pavadinti? The 3 and 3. Nežinau. The 3 and 3. Kaip jūsų nuomonė kitą sezoną seksis Hamiltonui Ferrari komandai, ypač kovoje su Leclercu? Ar nestabilus jo rezultatai dabar susiję tik su Mercedes bolido problemomis, kurias išspręsti jiem nelabai sekasi, bei galimų informacijos kiekio ribojimų, atsižvelgiant į tai, kad po sezono jis palieka komandą? Čia buvo vienas klausimas. Įkvėpiu. Arūnai, panašu į tavo sakinius. Atsiprašau.
Atsiprašau. Jeigu sprendimas būtų buvęs jūsų... Tarp jūsų tokie geri santykiai, matau, yra toks, ne? Labai faina viskas. Ne, kažkaip pasaulis turi būti padalintas. Kitaip, žinai, kitaip visi susipeštų dėl jo. Visi nebūtų padalintas. Okay. Jeigu sprendimas būtų buvęs jūsų valioje pasilikti Sainzą kitam sezonui ar pakeisti į Hamiltonų, ką pasirinktumėt? Aš pasirinkčiau Sainzą. Tu pasirinktum Sainzą. Be konkurencijos Hamiltoną tikrai imčiau. Jeigu tai neveikia biudžeto, tiesiog neklausimas, absoliučiai. Pilotų atlyginimai į tą... Jo, neįeina, tai, bet žinot, yra dar kažkokios netiesioginės išlaidos, bla bla bla, toksai vat kur... Aš spėju, kad Sainzas labai gerai sėdi dabar Ferraryje, tai yra jisai ten įsivažiavęs, jisai žino žmonės, visi žino, ką jisai mėgsta. Na, ta prasme. Taip. Automobilio prasme. Visom prasmėm jie žino. Tai kol Hamiltonas nueis iki tokios stadijos, kurioje dabar yra Sainzas. Leclerc'as turbūt. Nes turime omeny, su Leclerc'u jie bus, o Sainzą ar pasiliktumėt? Čia antra klausimo dalis. Gerai, tai aš čia į antrą dalį pradėjau atsakinėti. Tai yra, kad taip, kol Hamiltonas nueis iki Sainzo dabartinės būklės Ferrari komandoje, tai jam, ko gero, nesinorės daugiau iš viso važiuoti. Va. O dėl Leclerc'o aš manau, kad Leclerc'as akligatvėje yra ir aš netgi bijau, kad ar nėra jisai perdegęs jau visai. Ar nebus, kad jisai išeikvota, ta prasme, jisai nepagavo tas žirgas, kur anksčiau... Kaip jisai su Maksu buvo grubiai paritete, bet Maksas užsikabino už kovos su Hamiltonu būtent. Ir gavo techniką tam, ir užsimotyvavo, o Leclerc'as pakibo tarp dangaus ir žemės, jis negavo mašinos tuo metu, kai Ferraris atrodė lyg ir konkurencingas, ne, ir jisai sudegė. Ir jisai dar turi vieną tokį constraintą. Aš atsakydamas į klausimą pasakyčiau, jeigu aš turėčiau galimybę, tai aš palikčiau Sainzą ir paimčiau Hamiltoną, o ne Leclerc'ą. Nes jie būtų balansas geresnis, nes su Leclerc'as, su Hamiltonu bus reikalų. Bet jis turi kontraktą iki 28 pabaigos, tik neklystu. Va čia yra problema. Galbūt Elkanas ir norėtų kitaip padaryti. Galbūt. Okay. Nes Leclerc'as, jeigu kalbėkime apie marketingą, Leclerc'as yra ten fainas, perspektyvus ir gyvena Monake. O Sainzas yra Ispanija. Rinka didesnė gero. Bet klausyk, aš dar galvoju, kad galbūt yra toksai variantas, kad kadangi Sainzas jau, kaip sakyt, yra kaip mūrė plyta stovinti ir Leclerc'ui taip pat. Tai gal Hamiltono atėjimas Leclerc'ą gali pažadinti iš letargo tam tikro, sumotyvuoti kažkaip. 100% katalizuoti. Tai aš va tokią vienintelę, sakyčiau, tos transakcijos gerą savybę. Na, ne vienintelė, yra daugiau. Mano galva, mes, kada žiūrim į Hamiltoną, mes matom jame tik tai driverį ir visiškai bereikalo. Mano galva, jis yra nemažesnė figūra už... Įtakotukas. Jis yra ne tik įtakotukas viešąją prasme, jis yra įtakotukas ir komandinė prasme. Mano galva, jisai moka būti žmogumi žmogus. Taip, tai pagrindinio lenktynininko, svarbaus lenktynininko komandoje viena iš užduočių, aš manau, yra būtent burti tą komandą, lipdyti kažkaip. Ne Makso atveju, ko gero, ne? Ne, tikrai ne. Ne, tai vat, mano galva, Ferraris tikrai išloš dėl to, kad eina Hamis. Visom prasmėm išloš. Okay. Pasiginčičiau. Nu, tai bet ginčykimės, hebrikė. Ne, nesiginčysiu. Toliau. Astralas Production. Jei galėtumėte atlikti bent vieną techninio reglamento pakeitimą 25 sezonui, kas tai būtų? Pavyzdžiui, atmosferiniai V10, mechaninė pavrodėžė ir taip toliau. Vieną pakeitimą. Aš iš karto atsakysiu, aš esu už progresą, aš nieko nekeiščiau. Kaip nusprendė taip gerai? Jo, aš irgi esu už progresą, bet man labiau norėtųsi kovos tarp žmonių. Tai jeigu tai būtų vienintelis dalykas, jisai būtų efektyvus tik 2 metus, paskui reikėtų kažką naujo galvoti, duočiau visiems vienodą variklį. Aš kažkodėl bijau, kad šiais laikais, na, tarkim, šiais metais, variklis yra labai mažai skiriantis faktorius. Aš galvoju, kad skiriasi. Išskirius Renault. Nu, jeigu ten 15 arklių skirtumas, tai... Bet lietų tada pavažiuoja San Paulį. Come on, tai yra nulis, tai yra niekas, tai yra absoliučiai niekas. Tai variklis šiuo metu mažai ribojantis faktorius ir
linkėdamas formuliai galbūt daugiau nenuspėjamumo, aš pasisakyčiau už panaikinimą sparnų kaip aerodinaminės priemonės. Mano toks pasiūlymas. Bet tada būtų nebe formulė. Tada kiti prieštarauja. Tada ostinė nepavažiuotų tose. Taip, ir savo posūkį nebematytų. Jo, savo posūkį nematytų. Ne, neklausykit iš to žmogaus. Ne. Kaip ten Love Bora? Love it. Gerai, turim dar keletą jau. Mes jau valandą šnekam, kaip faina. Gal užteks? Ne, dar ne. Po to apkarpysime, jeigu ką. Iškirpsim visas dalis su juo. Kur aš nekėjau, ne? Tai Matas Jankauskas mūsų klausė, kaip galvojate, ar atsiras kada nors lietuvis Formulėje 1? Aš, žinokit, šitą klausimą paskaičiau ir jis toksai banalus pasirodė, bet po to aš pasižiūrėjau vaizdo įrašą FIA tų olimpinių motorsport žaidynių analogą, nežinau, prieš 2 savaitės vyko, nežinau, Valencijoje prieš. Girdėjau. Ir aš pamačiau Marką Šilkūną kartingo trasoje. Wow. Šitas kur laimėjo. Wow. Tas kosmoso. Vaikinukas, aš neatsimenu kiek metų, gal 16, 15, atsiprašau, jeigu klystu, bet vaikinukas toks primena savo elgesiu, toksai Mika Hakininas jaunas, ramus, lėtai šneka, užtikrintai, su šypsenėlė, su akinukais, o trasoje išdarinė. Ten vietinis ispanas, jis tiesiog under pressure jį spaudė iš 6, man atrodo, paskutiniam finale startavo Markas, neatsimenu. Pasivijo iki tą lyderį, spaudė ir tas padarė klaidą. Putojo ten kažką, kad jį išspaudė, po to teisėjai tikrino vaizdo įrašą, nieko nerado, jisai pats išslydo ir po to pripažino. Bet tai buvo fantastiškas važiavimas. Tai tuo požiūriu, kad ar lietuviai, kada pagimdys talentą, pajėgų tapti Formulės 1 pilotu, tai buvo prieš 100 metų, prieš 50, taip yra dabar ir tai bus dar po 50 metų. Bet reikia suprasti, kad Lietuva yra labai maža rinka ir jinai linkusi mažėti. Tai Formulė 1 yra klaikiai susijusi su pinigais. Ir čia jau aplinkybės kitos, sutinku. Ir tai yra pagrindinė aplinkybė, dėl kurios aš labai abejoju. Nes turi kažkokį tokį talentą parodyti, kad Maksas tyliai kamputyje rūkytų, pasislėpęs nuo lietuvio, kuris ateitų į Formulę 1. Šitą vaizdą pamatęs, galit YouTube'e surasti, šitą vaizdą pamatęs, Markai. Jeigu tu žiūri ir žinai. Aš tikiu suprantu, bet matai, ne tu sprendi, kas pakliūna į Formulę 1. Gaila. Tai jeigu aš pabandysiu reziumuoti, ką čia pakalbėjom. Ačiū. Kad talentų Lietuvoje, kurie galėtų vairuoti kosminių lygų pirmą formulę, yra labai daug, netgi čia sėdinčių prie šito stalo. Problema yra vienintelė. Mes neturim pinigų. Atsiprašom. Ačiū už motyvaciją. Tai kadangi aš manau, kad dar yra klausimų, gal mes perkelsim į kitą laidą jos keletą, bet čia puikus toksai pointas užbaigti mūsų laidą prieš epizodą. Gerai pasidėjom. Prieš pabaigą dar, aišku, Jozui, ačiū, kad atėjai. Atvažiavai prie jūsų. Kitam etapui, kaip visada, rašykit klausimus kitam mūsų epizodui. Už geriausią klausimą bus t-shirt. Spėkite rezultatus, pasižiūrėsim, kaip kam seksis. Kažkur už savaitės greičiausiai bus naujas epizodas, kalbėsime apie pasirašymą Las Vegaso Grand Prix. Rašykit klausimų, spėkit laimėtojus ir kas dar? Viskas. Any last words? Sustiksime idealai Las Vegase. Prie sferos. Ačiū žiūrėjams. Ačiū visą.